malonu mergaitės susitikti iš tolimos kelionės. Ir kaip jums sekėsi važiuoti? Blogai, labai blogas kelias, siaubingas. Bet tai jūs turbūt ir labai retai čia važiuojat, turbūt per gyvenimą vieną kartą, kitą turbūt, ne? Trečią vaikutį auginu, 7 metai atgal atsimenu, toks prastas kelias, važiuoji, vaikas rėkia, klykia, neįmanoma. Jūs pats matėt, vežimas visas net kratosi. Tai yra labai sudėtinga, čia šita problema senų seniausia. Aš pati vaikas buvau, čia buvo šita problema, tas kelias toksai. Tai mūsų internetinės televizijos laidelė Man nedzin ir pasitiko jūs. Kadangi jūs turbūt kiekvieni metai, arba tai jau sakot, 7 metai su tą problemą. Taip. O mūsų valdžios vyram, nu niekaip. Niekaip, mūsų vaikai nerūpi. Tai... Gal jie jau bendrai seniai, ten turbūt sėdi tam savivaldybėj, jie jau nebemasto apie vaiką. Tai reikėtų kaip tik susimastyti apie mūsų augančią kartą. Gal mūsų vaikai kada nors sėdės toj savivaldybėj. O dabar sako, nu, lėšų nėra, va tokiem tvarkėm. Bet visur kitur lėšos yra, bet šitam pagrindiniam keliui... Ir mes jūs pasitikom atvažiuojančius nuo Vilniaus gatvės. Taigi ten jums salyčių labai gražių, įvairių pridarė. Tiesiog šuos. Tai kas geriau būtų? Ar visgi gal šalygatvius susitvarkyti? Tai kad šalygatvis. Čia be jokios abejonės. Jūs kiekvieną dieną važinėjate dar kartą? Taip, kiekvieną mielą dieną. Rytas, vakaras, tuo pačiu gražiu takeliu. Bet tai mūsų valdžia žmogiai rūpinasi, kad sako vaikų, kad daugėtų, ar... Kaip čia dabar? Tai čia jų rūpestis toks vadinimas? Tikriausiai. Labai didelis susirūpinimas mūsų augančia karta, mūsų vaikais. Šaunuoliai. Labai jie mąsto apie mūsų vaikus ir apie mūsų vaikų gerovę. Nežinau, nei mergaitės, atvirai sakant, net nežinau, ką pridurti. Žinokit, ir man trūksta žodžių. Tikrai. Nu, taip visiems dzin, kad tiesiog nebežinai, nei ką žmogus gali pasakyti. Mes keliam klausimus dėl tų lėšų įsisavinimo. Keliam, kad taip pinigų ten nėra. Nu, bet čia, kiek metų Labai daug metų. Savo pati vaikas buvo, ėjau tuo pačiu keliu, savo vaikus vežiojo lygiai tuo pačiu keliu. Ir ta pati problema... Sakau, jau labai daug metų, žinokit, juokas per ašarą. Jau tikrai, jau nei pykt nebesinori, nei nieko, jau tik taip belieka juoktis iš mūsų valdžios vyrų ir iš to labiau visai nesenai jų didžių pažadų, kai jie ėjo visi į Seimą. Taigi atrodė, palaukim, čia sakė, vos nebus neatpažįstamas miestas. Kas belieka mums? Pagrindinė centro gatvė, pagrindinė Vilniaus gatvė ir jinai tokia siaubinga šitiek metų, tai jie galėjo sutvarkyti čia 10 kartų. Ir ne vien šitą gatvę, yra labai daug ukmergėj tokių gatvės. Kaip sako, kai jau žmogus verkia, tai dar kažko turi, dar kažką turi. Bet kai jau žmogus juokiasi, jis vadinasi jau visiškai nebeturi vilties. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Kreipiamės, aukščiausiai. Sutvarkykit mums šalygatvius. Ar pavyks ar ne, tai čia klausimas. Nu, sako, šuns balsas neina į dangų, bet gal... Ačiū jums labai. Viso geriausio.